Labas Ligita, kaip tau sekasi? Taip, šiandien mes pažiūrėsim tave. Bus gal biški nemalonu žiūrėti, ne? Tai biški gal tamsoka. Taip, šiandien mes žiūrėsim tavo situaciją. Ką pavyks išvelgti, tą pavyks. Negarantuoju, kad gal išvelgsiu gal labai giliai. Ne, pabandysim mes pažiūrėti tavo problemas. Na, kaip tau sekasi. Žiūrėkim, kas tu. Aha. Negali pajudėti. Viską turi, bet negali pajudėti. Va, žiūrėk. Taip, tu turėtum judėti, kaip ir viską turi, gali, bet pasirodo, kad negali judėti. Matai, visa surišta, nežinai kaip, nežinai kur, tarsi visa sukaustyta, ne, vad biški pasišvieti, galbūt informacijos trūksta, ne, bet kiek gali, sau padedi, galbūt kažkokias priemonės naudoji, nu, turiu omeny, žiūrėk, internetas, ne, galbūt dar kažkas, dabar, žinai, daug visokiausių. Taip. 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 Taip, pas tave norėtų atvykti kažkoks vyrukas. Vat. Matai. Vat, jis norėtų pas tave atvykti. Bet irgi nesiryšta. 1, 2, taip. Dabar žiūrėk. Čia gali būti tiek vienas vyras, tiek 2, visi 3, tarp kitko. Vat, jie yra kažkur toli, tave stebi, bet yra stebi, iš tolo stebi, nu, tu jiem labai patinki. Vat stebi iš tolo, žodžiu, tave kažkur internete gal mato, ne? Štai tokia šalta dama. Taip. Net 4 galimai, ne? Nu taip. Net 4. Tarp kitko yra, va tie visi 3, ne? Jie netokie, nu, tau jie nelabai tokie, kaip pasakyti, nu, paprasti, ne? Bet yra vienas, kuris kuris, va, nu, toks labai, galbūt tai yra tavo bosas. Galbūt yra, nežinau, toks iš nepaprastų žmonių, ne? Jis gali būti vadovas, bosas, apskritai labai toks protingas, gabus. Žiūrėk, tai pažiūrėsim, kas čia kam patinka. Oho. Jo, taip, jis gali būti vedęs. Žiūrėk, jis gali būti vedęs, bet tu jam labai patinki. Kurį jame aistras uždegi, jam labai tu patinki, bet tu kažkodėl šito nenori matyti, nematai, jautiesi vieniša, tau šalta, nyku, aš nežinau, pergyvenimų daug, bet tu šito nematai kažkodėl, kad yra kažkoks žmogus, kuriam tu labai patinki. Taip, kol kas tu susitelkusi į save, ne, į savo laimėjimus, ir prie savęs nieko neprileidi. Taip, darbas. Taip, šalia tavęs rodo kažkokį tai vyrą. Štai žiūrėk. Kaip ir galbūt tu nelaisva, net nežinau, bet realiai taip rodo, kad tu labai žvalgaisi į praeitį. Va tavo visas mintis ir tavo visos
laukimas tik iš praeities. Nu, va, tu kažkur su visa nuėjusi į praeitį. Kaip buvo anksčiau, va, o va, kad yra dabar, visai negalvoji, ta prasme, va, nesidžiaugi šią akimirką, ne? Kažkaip tavęs nedžiugina žmonės, kurie yra šalia tavęs, kas tave myli, irgi visai nedžiugina. Nu, kažkaip taip. Dabar visus, kas, kaip čia pasakyti, ką tu džiugini, tu juos numeti lauk. Ne, nieko nenoriu, nieko nežinau, atstokit nuo manęs, man blogai, aš nieko nežinau, žodžiu, aš išeinu. Aš išeinu ir nelyskit prie manęs. Man čia yra viskas blogai, nežinau, galbūt depresinė nuotaika. Depresinė kažkokia tai tokia, žinai. Labai daug galvoji. Aš net nežinau, tu čia apskritai daug galvoji apie dokumentai. Žiūrėk. Kažkas nejuda iš vietos, kažkas užstrigo, kažkokios instancijos, ne? Ir va tai tau, žodžiu, labai daug nerimo kelia, bet tu nepergyvenk, žiūrėk. Greitų laikų viskas pradės veikti, viskas pradės suktis, reiškia, ateis informacija, ateis daug informacijos ir tu vėl būsi neapsisprendusi, ką daryti. Bet šiaip pradės viskas judėti, viskas, kas pas tave užstrigo, pradės judėti. Taip. Žiūrėk, ir tu atsigausi. Taip, dabar nežinau, koks čia vyras šalia tavęs. Žiūrėk, štai vyras, štai tu ir jau pagaliau yra kažkoks tai rezultatas. Reiškia, galvosi, tarp kitko, jūs abu galvojat jau apie ateitį ir ją planuojat. Reiškia, tu viena nebūsi. Vis tiek šalia tavęs bus kažkoks tai gana rimtas partneris. Bet tau vis tiek netinka, nepatinka, nenoriu. Nežinau, galbūt esi tokia labai uždara. Nu, stengies bendrauti, stengies komunikuoti, stengies uždirbti. Tu galbūt esi graži moteris ir patraukli, bet neprisileidi prie savęs. Tokia uždara, tyli ir vat paslaptinga. Galbūt tuom ir pritraukia, kad tu esi paslaptinga apskritai. Taip. Darbė konfliktai, nesakai. Žiūrėk. Iš tiesų taip gali būti, kad darbe yra konfliktai. Sakykim taip, kad tai yra normalu, ne? Konfliktai būna visur ir mes čia nieko neišmąstysim. Konfliktai susitvarkys. Jeigu buvo kažkokie tai nesutarimai, viskas susitvarkys. Toliau. Tai tokie laikini, po to bus pasiūlymai dar į kažkur uždirbti pinigėlį, ne, galbūt nauji projektai kažkokie, kurie atneš irgi gerus rezultatus. Ir ne tik darbe bus geri rezultatai, bet ir vėl yra kažkoks tai partneris. Vat žiūrėk, aš negaliu suprasti, ar tai vienas ir tas pats partneris vis tave bando užkariauti. Ar tai yra pastoviai skirtingi žmonės, kurie tave bando kaip ir užgerinti, ne? Užgerinti, užjausti, nežinau, dėmesį skyrę. Galbūt tai yra vienas kažkuris, tai vis stengiasi, ne? Bet taip gali būti, kad jų čia net keletą. Matai? Ta prasme, tu galbūt esi tokia skani moteris, ne? Ir patraukli moteris. Taip.
bet tu pati kažkaip visus atstumi, tau santykiai, vieną kartą susitikti, okei, viskas ir viskas. Kažkaip atkrenta viskas, tu daugiau pasinėrusi į darbą, daugiau į finansus, rūpesčiai toj pusėj. O santykiai, tai ten, nežinau, 110 vietoj gal. Tai kad vėl, aš negaliu pasakyti, tu esi vieniša. Ne, realybėj, gal tu ir vieniša, bet man rodo, kad, ta prasme, yra žmonės, kurie numyli tave, kurie kaip ir, jeigu tik jam ten pasakysi, jis atvažiuos, pakalbės su tavimi, mane praleis laiką. Ta prasme, tavyje mato labai gražią damą. Taip, dabar sveikata. Dabar ar grįž dar tas tavo buvęs, davai dar pažiūrim, ne? Ar grįž, ar atsikurs ryšys su tuo buvusiu? Ar atsikurs ryšys? Kada čia tai bus? Žinai, jis nori tau parašyti, jis nori tau duoti kažkokią tai žinią, bet dėlse. Nežino ar teisingai, o gal neteisingai, taip jam irgi yra liūdna. Jis apie tave galvoja. Kodėl jis tyli, tai aš nesuprantu. Tyli, nes turi per daug lūkesčių. Vat nuo to žmonės ir tyli. Žinai, vieną dieną jis nori, kitą dieną jis jau nebenori. Ir va toks pasimetęs, gal parašyt, gal neparašyt, ai nerašysiu, ai ne. Ir va viskas. Jis čia ir užstringa. Nors jis parašyt nori, jis visai norėtų gal atkurti tą ryšį, bet gal atstumas didelis, ne? Trukdo. Gal jis galvoja, kad tu jau nebe viena, ne, ko man ten trukdyti. Ir vėl jam visos mintis jie atriboja. Tai, kad norėti jis nori, kažkaip jam viskas, žinai, va taip atkalbinėja jį kažkas. Nes va tik sekundę ir visi norai jo ant nulio. Šiaip tokių žmonių būna. Tikrai tokių žmonių būna ir čia jau yra, kaip tau pasakyti teisingai. Man jų tokių žmonių gaila. Todėl, kad, imk ir daryk. Ne, man savęs gaila. Aš save labai myliu. O jeigu manęs taip nieks nemylės kaip aš savęs, ir vat ant šito viskas ir pastatyta, kad jis save per daug myli, ir toks egoizmas, ir, ta prasme, tu neteisingai mane myli, mane reikia va taip ir anaip, o jeigu ne taip, tada viskas, aš išeisiu, kur išeinu. Ta prasme, galbūt ant žodžio ir ne taip skamba, ne? Bet realiai jo galvoje pastoviai sukasi tik taip, kaip jam, apie jį, jame, supranti, va taip. Ir tada jam viskas labai greitai atšoksta. Gal ne taip bus, gal ne, nedarysiu, ne. Va taip, supranti. Dėl to pastoviai jis nukelia tą tokį ir susitikimą, nors norėtų, ir pasimatymą, nors norėtų, ne. Pastoviai, yra kažkokias tai priežastis. Tai, kad kada baigsis va taip dėjuoti, tada galbūt kažkada ir norės susitikti. Galbūt tada kažkada norės jis, supranti, atgauti ryšį. Bet jeigu jis bus va tokiam, va, kažkokiam tai, va tikrai nemaloniam tokiam momente, taip tai ir bus. Supranti, niekas nepasikeis. Čia tik nuo jo priklauso, kaip jis pats save sureguliuos.
jeigu jis neturi pasitikėjimo tavim, jeigu jis neturi pasitikėjimo savim netgi. Taip, irgi, va, tai toks dėjuos, ai, negaliu, ai, ne šiandien, ai, ne dabar, ai, nėra pinigų, ai, nu viskas. Nu, ta prasme, nu, vėl, taip norėtųsi pabendrauti, norėtųsi sužinoti, kaip ten sekasi, bet jeigu jo toks psichologinis nestabilumas, patikėk, jis tau irgi nesuper reikalingas. Pabandykim suprasti, ar tu turėsi normalų partnerį, kuris va tau skirtas. Gal tu jau su juo, o aš tai nežinau, ne? Nu, vat, matai, yra kažkoks tai ir... Nu ką, rodo, kad tas vaikinukas turėtų grįžti. Žiūrėk, aš tau tai parodysiu. Vat, jis kaip ir turėtų nuspręsti, netgi ne tai, kad grįžti, o tai, kad, nu kaip grįžti, taip, norės grįžti. Tipo, nieko nebuvo, gal čia pabandom iš naujo, bet... Nu, tu pasižiūrėk, nu, supranti? Aš nežinau, aš nemėgstu va tokių žmonių. Va čia, va, jis jau pasiruošęs, jis vėl viską stabdo. Jis vėl pasiruošęs, va, bendrauti, žiūrėk, toj vėl bus kažkoks stabdymas. Taip, jis vėl nebežino, ką daryti. Nu, ta prasme, aš net nenoriu jo žiūrėti, nu, todėl, kad kažkoks tai košmaras. Vat sekundę, vat vieną sekundę jis nori, kitą jis jau nebenori. Nu, tiesiog prasmės žiūrėti apie jį, nu, net nėra. Labai psichologiškai nestabilus žmogus. Toks, žinai, nevyriškas. Ir nebobiškas, ir nevyriškas. Jis, matyti, turi savo komforto zonoje, kurie jam gerai. Viskas. Ir kažkur judėti, jam tik mintyse jis juda. O realybė ne. Realybė jam, žinai, kaip kambarį yra jo teritorija, jis ten viską žino, jis ten vaikšto, į lauką, jis tik galvoja, kad galvoje išeis, pabėgios, pasportuoks, bet kojas netgi nekelia į lauką, todėl, kad jam kambarį yra komfortas. O tik mintyse jis gali išeiti iš savo komforto. Supranti, tai vat kažkas tokio. Tai, kad, nu, tavo reikalas, ne, bet aš nesiūlau su tokiais žmonėms, su jais yra labai sunku. Jiem pastoviai reikia kažkokio tai psichologinės pagalbos, susikalbėti jiem sunku, su jais sunku ir suprasti juos irgi labai yra sunku. Tai kad viskas, aš apie jį net nekalbu, nu, net nežiūrėsiu, nes, nu, kortos irgi pasimetusios. Gerai. Sveikata. Sveikata. Prastoka sveikata pas mus. Taip, nenori, ne? Prastoka sveikata. Taip. Kas čia dar? Sveikata. Irgi tokia, žinai, nesuperinė, aš to pasakysiu. Blogai, po to viskas išsilygina, ne, būna labai gerai. Po to vėl kažkur tai nusmūgsta. Žinai, vat, gal kas antrą dieną blogai. Tai nuotaikos nėra, tai toks kažkoks, kaip tai vadinasi, nu toks liūdesys, galvoja apie praeitį, tave ten užneša labai, nebesupranti, kur judėti, nu kaip ir judi, kaip ir susitvarkai savo mintys, ne, viską sudėlioji, po to ateina kažkokie tai lūkesčiai, ilgi tokie, kažkokie tu kažko lauki, tu vis galvoji, kaip galėtų būti, kaip turėtų būti, ne, taip ilgai, kaip, žodžiu, labai daug minčių apie vyrus. Nu, irgi, va tokia būsena, psichologiškai tokia būsena, žinai, labai liūdna. Va taip tave melancholija visur, va taip va nešioja. Kažkaip reikia pastiprinimo.
Vienas dalykas, reikia turėti kažkokį tai tikslą. Ane, jeigu matai, kad nuotaikoje va tokia prasta, kada nuotaika apskritai būna bloga, pagalvok apie kažkokią tai dainą, kuri tau labai patinka, bet neklausyk jos. Neklausyk dainos. Ta prasme, nereikia ieškoti telefonę, įsidėti ausinuką ir klausyti. Ne. Tu turi sugalvoti apie tą dainą, kad jai mintise jinai tau grotų, kad užslopintų tą liūdėsį. Supranti? Reikia pakeisti tas nišas, kurios yra liūdėsyje, kurios galvojama apie praeitį, kurios ten kažkur tai, va tą žemą sluoksnį, įterpti į jį muziką, dainą kažkokią. Ir tegu jinai groja tavo mintise, bet neleidžia tau galvoti apie tą kažkokį, kuris tau leidžia vis žemyn. Kai tik matai, kad viskas jau smunki žemyn, kažkokią tai dainelę, nežinau, sugalvok, rask, kuri tau patinka, bet tik, kad jinai grotų pas tave pastoviai neusinauke, o galvoje. Tokiu būdu tu išvengsi nuopolio žemyn. Tai va, tokiu dabar žiūrėkim su oda. Aš nežinau, tu man neparašai, kas pas tave su oda blogai, koks pas tave problema odos ir aš dabar, ašgi ne daktaras, aš negaliu žinoti, kaip tau spręsti odos problemą, ne? Su ko aš susidūriau? Aš susidūriau su grybelių odos. Ir dauguma žmonių turi odos grybelį. Odos grybelį aš taip supratau iš patirties savo, kad odos grybelis persiduoda per rūbus. Jeigu kažkur paėmė rūbus, nežinau, iš kokių žmonių, o jie turėjo grybelį ir netgi tai, kad tu juos kalbė, nepadeda, tas grybelis, jeigu tai grybelis, tarp kitko, nežinau, sakau, tu man nepasakėjai ir aš nežinau, tai jis persiduoda ir nesvarbu skalbk, tu neskalbės tus rūbus. Gali būti patys naujausi rūbai, patys madingiausi, bet jeigu to žmogus jau turėjo jį, viskas, tiesiog mesti lauk ir be gailesčio. Kitas dalykas, pačią odą po šito labai sunku atrasti, todėl kad dėmes, ne? Ir aš mėginau ir actą, ir citrinų rūgštį, ir sodą, ir tai duoda tik laikiną rezultatą, kokį savaitį, ir tada dėmes vėl grįžta atgal. Kas padėjo man? Aš nesitikėjau, kad fairis toks yra kietas. Aš prausiausi su fairiu ir man gana greitai išgriaužė tą visą sluoksnį odos ir žinok, viskas jis praėjo labai greitai, tos dėmes. Jeigu tai būtų aktualu, aš susidūriau tik su šituo. Tai galiu patarti tikrai, negailėti, fairis tau nieko nepadarys, jis tiesiog giliau įsiskverbia į odos sluoksnį ir labai gerai išplauna jį. Ir viskas, tikrai ten, jeigu su to susidūrė, ten pasiprausk, nepatingėk, nieko tau neatsitiks. Gali būti, pavyzdžiui, oda sausesnė, nes jis labai stipriai išgriaužia odą. Ne, tai gali būti sausesnė oda, tai turėk kokiu alejukų pasitepti. Daugiau domėkis, dabar apie tave, tu daugiau domėkis, kas tai, kur. Jeigu buvai pas gydytoją, tai tu jau kažkiek jau turėsi informacijos, ne? Nes aš tai ne daktarės, aš negaliu to pasakyti, kas, kur, prie ko, iš kur aš žinau, kaip tu ją gydysi, ar čia gal, maža kokia tam problema galėtų būti. Geriausia apie sveikatą pasakys tik daktaras. Todėl, kad aš nesimokinau ant daktaro. Tik iš patirties, o taip, ar odos problema apskritai tau kortos, ką pasakys, ne? Tak, valyti. Na, žiūrėk. Kaip ir vėl, kaip aš tau galiu pasakyti, kai aš net nežinau, apie ką kalbu, ne? Tu gali pasiekti gerą rezultatą dėl savo odos, ne? Tiesiog reikia
Tiesiog reikia vienas dalykas ryžto, sprendimo gero, daugiau domėtis, o nelaukti ir nesėdėti. Galbūt tau reikia tikrai tiesiog informacijos kažkokios toj, ane, ir tiesiog daryti, daugiau domėtis, daugiau daryti, šiaip rezultatai teigiami, jeigu tu kažką darysi, o nesėdėsi, lauksi. Kas dar? Kiek mes čia jau trunkam, 2:05. Taip, kas dar, ką tau dar reikia žinoti? Dėl viso pikto dar pažiūrėsiu, ar yra ant tavęs koks nors maginis pėdsakas, nes buvo daug kažkokių tai liūdnų, tokių depresinių, žinai, minčių, tai aš, to užmesim, pažiūrėsim, ar yra pas tave kažkoks tai poveikis maginis. Taip, karas, ne? Taip, dabar ieškosiu velnio. Žiūrėsim, kom jis yra apsuptas. Nes tik per jį mes galim pamatyti, kas vat, negatyviai pusėje, ane, kas pas mus yra. Tak. Jo niekur nėra, kur tu pasislėpiai. Vat jis. Nu, super, puper. O, papa. Ir... Oho, nu tu šaunuolė šiaip, aš tau pasakysiu. Tiesa, aš nežinau, ką tu darai. Aha. Nu čia tu čia šaunuolė, aš tau pasakysiu tikrai. Tu čia praėjai kažkokį tai pragarą. Totaliai praėjai kažkokį tai pragarą. Nežinau, galbūt tu ten kreipeisi pas kažkokius tai žmonės, pas kurios galva laisė, ar ten darai kažkokius tai, nežinau, apsauginės kažkokias tai. Bet faktas tame, kad tu čia... Aš tau biškį parodysiu, ką aš noriu pasakyti. Taip, vat. Štai. Poveikis jis buvo. Taip, vat, žiūrėk, jis yra buvo, bet jis yra dabar sustabdytas ir užblokuotas, matai? Viskas yra užblokuota. Ir kaip ir, kol kas nėra prie tavęs prieimo. Blin. Kol kas nėra prie tavęs prieimo. Taip, vyksta kažkoks teisingumas, vyksta karas, tai gali būti apsauga, aš tau sakau. Taip, galbūt tu kažkaip sumastei, kažkaip tai save apsaugoti, ne? Vat, tave kažkas tai saugo, vat, jėga saugo. Galbūt dabar pas tave dar liko nerimas vidinis, ane? Taip, vidinis nerimas. Dėl to, kad tau atrodo, kad tu esi kaip narvelyje uždaryta. Bet iš tikrųjų, ne, kaip ir judėjimas yra, žiūrėk, aukščiausių jėgų palaikymas yra, dar vis blogai jautiesi, bet kaip ir, taip, palauk biškį. Aha. Dabar, va dėl šito aš sakau, tu praėjai kažkokį tai žiauriai blogą laikotarpį. Tai galėjo būti ir sveikatos sutrikimai, ir kraujas, ir širdis, kraujotaka apskritai. Čia tau buvo labai blogai. Žinai, kaip insultas, infarktas. Nu, žodžiu, kažką tu tokio labai stipraus patiri, bet va tave saugo kaip ir. Tai yra gerai, va žiūrėk, viskas gerai, atsigavai. Čia dar reikia priežiūros pas gydytojus. Nes kol kas tarsi dar ne pabaiga, tipa, kažkas yra dar neaišku, galbūt, pavyzdžiui, ne iki galo ištirta, ne?
čia dar reikia neapleisti savęs ir lankytis pas gydytoją. Žiūrėk, ateityje dar daug kažko. Galbūt reikės daug dar daryti tyrimų, daugybę, ne? Ir galvosi, ar reikia man to, ar nereikia. Todėl, kad jau kažkaip būsi labai nusivylusi, ne? Ilgai dėlsi. Ką tu čia galiausiai? Kažkaip nenori. Vat irgi, yra tas, kad jeigu man dabar yra gerai, tai reiškia, niekur nereikia. Tapsime, galbūt tai praeis, tai kažkaip susitvarkys savaime, galbūt ir susitvarkys, ne? Jeigu, pavyzdžiui, įterpsi kažkokią tai ramybę, gal, ne? Galbūt tau skirti yra kokie raminamieji, ne? Nes tau čia reikia ramybės, nuo minčių įvairių, nuo savęs, nuo apskritai visko reikia ramybės, tylos. Tai galbūt tu ten, žinai, vartoji kokius tai vaistus, kurie tau padėtų nusiraminti. Užmygti ramiau, ne? Bet praėjai kažkokį tai tikrai pragarą. Ir taip, sveikatą reikia prisižiūrėti, reikia domėtis daugiau su sveikata savo. Ir jeigu netgi šiandien gerai jautiesi, vis tiek turėk omeny, kad, vėlgi, tu save pažįsti. Tu žinai, jeigu šiandien vieną dieną, tarkim, vieną dieną tu jautiesi gerai, o kitą blogai, tai reiškia, tu savo organizmo ritmą tu žinai, ne? Tai reiškia, galima pasiruošti tai blogai dienai, kuri tikrai galimai bus rytoj, ne? Kaip pavyzdys, kažkokiu tai, nežinau, eterinių aliejų pamėginti, kurie, žinai, malonų kvapą gausi, smegenys gaus kažkokio tai vitaminų, kažkokių tai deguonies, ta prasme, tokių valomųjų dalykų, ne, kažkokių tai valymų organizmo, ne, kad smegenys geriau veiktų. Ką ten dar galima, vitaminų pavartoti daugiau, ne, pasiklausti daugiau, ne vieną, aš vartoju ten tik tokius vitaminus ir viskas. Ne, tu pabandyk vienus vitaminus, pato pabandyk kitus, pato trečią rūšį, ne, galbūt ketvirtą, galbūt kažkokį tai ekstraktą pušies, ne, visą laiką pabandyk pakeisti, žiūrėk, kaip organizmas reaguoja, kaip tu reaguoji, ne, galbūt kažkur bus variantas geresnis ir tavo organizmui bus daug geriau negu prieš tai kokie tai vaistukai, ne. Eksperimentuot kartais reikia, todėl kitaip tu nesužinosi, kaip tavo organizmas reaguoja, ar tau pačiai patinka, ar tau komfortiška, ar nekomfortiška, supranti, bus sudėtingiau, jeigu tu neeksperimentuosi, kitaip ir nepasakysi, ne. Tai dėl odos aš nežinau nieko, nes tu man neprašai nieko konkretaus, tai tau reikia pas gydytojus eiti ir žiūrėti, ir tau tikrai ten kažką paskirs, tau kažką pažiūrės, vis tiek visokiausius tyrimus išrašys, ne, aš tau tyrimų neišrašysiu dėja. Vat iš patirties, ką turėjau, tau papasakojau. Daugiau už tau neturiu ką pridurti, kas ten su darbais pas tave. Darbai bus, pinigai bus, suktis reikės kaip visada ir, žodžiu, suksies, daugiau net nežinau. Tau daugiau reikia dirbti su savim, su savo psichologija, nežinau, jeigu tau reikia, jeigu tu matai, kad nesusitvarkai ir tavo mintise yra labai visko daug, pabandyk parašyti ant popieriaus, išrašyk jas. Ne taip, kaip rašo dienoraštė, šiandien dariau tą ir aną. Susivesk savo kažką panašaus tokio, ne, kaip tikslą dienos. Tarkim, šiandien aš turiu galvoti, netgi negalvoti, šiandien aš turiu savo pastatyti, pavyzdžiui, kokį tikslą. Negalvoti blogai. Liūdnai negalvoti, ne? Ką aš padariau, kad liūdnai negalvoti?
ten, pavyzdžiui, galvojau po muziką, galvojau apie, nežinau, apie braškės, po to įterpti vyšnės, po to įterpti gerą nuotaiką, po to įterpti, nu nežinau, nu supranti, jau tu save pažįsti ir tu gali kažkaip komunikuoti su savim, kad, nu, kad pagerinti savo nuotaiką. Jeigu labai prastai, tu gali pabandyti save paguosti, įsivaizduodama save kaip tavo draugė, kuri atrodo lygiai taip pat kaip tu, ane, jinai visa kaip tu, jos balsas, viskas yra kaip tu, bet jinai yra aukštesnio lygio, pavyzdžiui, jinai yra tavo kas negalėtų būti tavo. Jeigu tu, tarkim, paprasta, tarkim, darbuotojų, jinai kokia nors milijonierė. Ir tu jausies, kad jinai virš tavęs yra vyresnė, aukštesnė ir visa tokia stipresnė, kad jinai tave apkabina, kad jinai tave pabučiuoja, kad jinai tave pasako tokius žodžius, kurių tu nori išgirsti. Įsivaizduok, kad jinai tave pageria, įsivaizduok, kad jinai tave paglosto ir reikia pajusti jos galią. Kad tu įsivaizduoji, kad jinai antiek galinga, bet jinai yra tokia pati kaip tu, lygiai. Jinai ir plaukai, ir akis, viskas, visas jos veidas, visas jos kūnas toks pat visiškai. Tik jinai visa galia už tave stipresnė milijoną kartų. Visoms rytim, jinai ten milijonierė, jinai ten tokia, jinai ten ir jinai tave taip myli, o tu tokia mažytė, tokia vargšelė, ir jinai tave nesvarbu, kad tu tokia, kažkokia tai blusytė, ne, kad tau viskas nesiseka, jinai tave myli dieviškai, supranti? Vaizduok savo, kada tau taip yra blogai, įsivaizduok, kad jinai tave apkabina, bučiuoja, myli, jinai kad tave dievina. Tau tai bus kaip paguoda ir pakils tavo savivertė. Jeigu tau tai aktualu ir tokiu būdu, kai tu pakelsi savivertę tiek, kiek tau reikia, kai pajusi, kad tau jos jau nebereikia, reiškia, tau to užteks. Nu, užteks tokio stiprybės. Jinai tau suteiks tokias pasitikėjimo savim, stiprybės tokios, ne? Ir viskas. Ir tada tu jausies pilnai atsigausi. O kol dar nesijausi užtikrintas pati savyje, tol naudok tokį būdą. Ir jis yra veiksmingas, aš pati išmėginau, man labai patiko, tikrai fainas būdas, tai kad praktikuokis. Na kągi, sėkmės tau.